Važiuojam. Gerai. Kūrybotyra. Sveiki visi. Labą dieną. Kalbamės Kūrybotyros tinklalaidėj. Šiandien vėl pasikalbam apie ką nors kūrybiško, tikrai nenustebinom, bet gal nustebinsim su truputėlį temos pasirinkimu. Šiandien aš tą temą moderuosiu ir už mikrofono Augustinas. Ir Milda. Ir pasikalbam apie kūrybiškumą. Ir Jonas prie pulto. Taip, Jonas prie pulto visada klausosi ir paskui su mumis irgi gerai, pakalba užkulisiuose. pakalbam. Gerai, pakalbam. Man šiandien tokia įdomi tema kilo, truputėlį padėliojus, pasidomėjus ir dabar noriu užvesti ir jūs ant kelio ir pasikalbam apie kūrybiškumą, kuris yra lemiamas tam tikrų kultūrinių dalykų ir kultūrinių akcentų. Mes tikrai sutiksim visi, kad kūrybiškumas neegzistuoja vakuume, jisai kyla iš kultūros, įvairių vertybių, simbolių, pasaulėžiūros dalykų ir tokių lyg apaugęs tokiais, kaip čia, augliukais visokiais tam tikrais, juk mes būdami Lietuvoje kuriam turbūt vienaip negu Japonas Japonijoje kurdamas, ne? Tai vat šiandienos ir tema, kad pasikalbam, kaip tą kūrybiškumą lemia kultūriniai įvairūs aspektai. Labai įdomu. Pakalbam, gerai. Pakalbam. Tai aš tokį užvedimą ant kelio, mes turim iš karto tos skirtingas truputėlį stovyklas ir mokyklas, ne? Mes turim vakarų tą kultūrą, kuri irgi yra labai plati. Plati labai, bet vis tiek yra toks truputėlį lyg tai tunelis, kuriuo labiau nueinam vieno, ne? Kad mes vakarų kultūroje identifikuojam tą kūrybiškumą kaip labiau tokį individualų procesą, akcentuojam inovaciją ir saviraišką. Čia mes saviraiška, kūrybiškumas, esam individai, kurie kuria, ne? Rytų kultūroje tuo pačiu mes labiau jau turim tokį kolektyvinį tradicijų išmanimą ir ėjimą ten, kad svarbu remti senoviniam technikom, tokiom, va čia jeigu kalbam apie rytų kultūrą, kaligrafiją, tapybą ir pritaikyti jas, tarkim, šiuolaikiniai kūryboje. Turim labiau tą tokį nuėjimą link kultūrinių tradicijų. Afrikos tuo tarkim, imant regioną, aišku, čia irgi labai platu, glaudžiai siejasi su to bendruomeniniu gyvenimu. Įvairius tie šokiai, ritualai, tokį svarbų tą visuomeninį, bendruomeninį turi labai vaidmenį. Ir dar čia be abejo kitos kultūros vėl įsilieja su savo tam tikrais atspalviais. Be abejo, čia gaunasi, kad mes į lentynėlės lyg tai dėliojam, truputėlį norim tų etikečių užklijuot, bet tai kaip mes žmonės be šito dalyko niekaip turbūt nemokam nekatalogizuoti dalykų, tai vis tiek matom, kad turi įtakos šitie dalykai. Ir matom, kad kūrybiniai visi tie procesai ir nuo kultūros, darbo stiliaus bei organizacinių normų priklauso. Kaip tu manai, kiek tu jautiesi, kai dabar išgirdai ir šiaip, kai stebi aplinkoje, kiek tu esi veikiamas to vakarų kultūros, to toks kokios krypties ir kiek, pavyzdžiui, tave veikia, nežinau, kiti kultūriniai ar kokie nors poveikiai, įtakos, nežinau, pavyzdžiui, darkim, domėjimasis tam viena ar kita kryptim. Tai labai veikia, labai stipriai veikia, tą jaučiu, skirtingos kultūros mus paveikia, dažnai yra žmonių manoma, kad čia tai jau aš, tai jau čia tikrai manęs nieks nepaveiks, aš čia turiu kažkokį laisvą pasirinkimą, bet neretai gimė tam tikroje geografinėje lokacijoje, pavadinkime, ar ne, augdami prie tam tikros politinės santvarkos, prie religijos, visa tai daro mums įtaką. Absoliučiai viskas. Tai šiandien netgi tokią, liūdną mačiau siužetą, kaip žmonės nuvykę į Indiją, liūdi tam tikrą prasme, matydami prie jų einančius vaikus, kurie, nes Indijoje, nežinau, ar girdėjote ar ne, bet irgi ten daug iki šiol dar yra viskas skaičiuojama kastomis, kokioj tu kastoj gimėjai, pagal tai labai daug kas yra pasakoma, pamatuojama, kaip ir pati sakei, padedama į tam tikrą vienokią ar kitokią lentynėlę. Ir tie vaikai gatvėje priėję, jie nelanko mokyklos, jie negauna
pirmosios pagalbos, medicinos pagalbos, kartais būna be tėvų, neprižiūrimi, prašo išmaldos ir kai pagalvoji apie tai, ką turi ir ką reikėtų vertinti, tai kadangi kūrybotyra tyrinėja kūrybiškumą, tai tam tikrą prasme, čia vėl grįžtam prie tos jau galbūt daugam nusibodusios Maslow piramidės, bet kūrybiškumas yra didelė prabanga, aš sakyčiau. Itin didelė, labai didelė ir kartais mes to net nevertinam. Taip. Bet kita vertus ta kūryba jie kitokiais būdais pasiekia, nežinau, paišymas su pagaliuku ant dulkino kažkokio kelio, jiem viena vertus tampa ta tokia kūryba išraiška. Gal, žinok, nesutikčiau su tavim, nes yra irgi šiaip kažkurio metu labai domėjausi Šiaurės Korėja, tai yra žmonės, kurie perbėgia iš Šiaurės į Pietų Korėją, jų dažnai klausia, kodėl jūs nesipriešinat, kodėl tauta nesukyla. Ir ten tų žmonių milijonų, ten virš 20 berods yra, ir ten pati didžiausia kariuomenė pasaulyje ir taip toliau, ir kodėl nesukyla. Apie ką tu gali galvoti, jeigu tu neturi kasdienės duonos kąsnio, nežinai, ką tu šiandien valgysi. Apie kokią kūrybą tu gali galvoti, jeigu tu neturi ką valgyti, jeigu tavo žmona, vaikai, nežinau, anūkai, tėvai ar seneliai neturi ką valgyti, badauja. Tai kokį dar ten pagalį tu nori pasimti ir ką ten tu nori piešti. Bet čia, matai, mes turim ir kitų pavyzdžių, mes vienoje tinklalaidėje net esame apie tai kalbėję, apie tą kūrybiškumą ekstremaliom sąlygom. Pameni gal, kad ir tremties atvejais mes turim nemažai kūrėjų, kurie tikrai labai sudėtingom sąlygom ir neturėdami to duonos kąsnio vis tiek kūrė ir dainavo ir dalinosi tą savo kūrybą. Ir tie, kurie ir kalėjime iki gyvos galvos nuteisti, net ir nepelnytai, žodžiu, irgi. Ar pelnytai vis tiek kuria. Tai čia toksai, nežinau, nuo ko iš tikrųjų priklauso tas, gal jau masto prasme, gal yra kažkoks didesnis poveikis. Bet yra ir tų tikrai atvejų, kur ir tokiais kūryba kažkaip leidžia prasiveršti ir jinai tampa tokiu kaip tik atsilaikymo prieš tą visą toks sunkumą. Ramstis. Taip. Turėklas. Taip, turėklas. Tai čia apie tuos kultūrinius, be abejo, gal čia ir, kaip sakom, yra tikrai tie kultūriniai skirtumai. Mes turbūt ir dirbdami, ir bendraudami, ir su kitų kultūrų atstovais vis tiek nenori pastebint tos kultūrinius skirtumus, nes ir mastom nevienodai, ir tam tikrios situacijos išlenda, kurios lygtai suprantam, kad gal ne taip vieni kitus suprantam. Ir čia, man atrodo, tikrai esam turėję pavyzdžių iš to. Ir man tokia visą laiką įdomi tema, kiek tas kultūrinis, tas, nežinau, ta šaknis, kurią gaunam ateidami, turi to lemiamo tokio vaidmens ir atsinešam tą tokį šleifą, ne? Tai mes iš tų pavyzdžių, tarkim, netgi matom tam tikrus, paminėsiu pavyzdžius, kur tikrai atpažinsim, kad yra skandinaviškas dizainas, ne, tas minimalizmas. Klišė. Taip, funkcionalumas, kad yra ta žmogaus gerovės filosofija ir kūryba, čia ne ego išraiška, o tokio gyvenimo kokybės gerinimas, ne? Taip, budistiška ramybė. Taip, švara ta tokia minčiai duodama laisvė, nes neapkraunama detalė. Feng shui. Taip. Tuo pačiu yra tam tikra, kaip galima įvardinti, kaip kultūros atributą JAV startuolių visas tas toks, ne, kad fail fast. Greit suklystam, greit vėl bandom, vėl iš naujo mokomės, greit važiuojam, bandom, neina arba pasitikrinam, kažkas vyksta, nevyksta. Turim tokius visiškai skirtingus lygtai, ne, polius ir būtent tas kūrybiškumas kažkiek tai tą lemia spontanišką kažkur vienur įkvėpimą, o kitur tą ilgalaikį meistriškumo ugdymą, kurį tu labiau palaikytum, ar tą spontanišką tokį blykstelėjimą, ar žinai, kur atidirbtas, kaip rytų kultūroje daug gilinamasi, ta kaligrafija, tie raštai, kur tu pradžiai turi labai daug gauti to tokio pamato ir to kultūrinio, atidirbti ir tapti meistru, kad tu galėtum kažką naujo savo pridėti. O mes liktai, žinai, labiau vakaruose vertim, kad nebūtina čia man visko žinoti, aš čia ateisiu ir savo kažką padarysiu. Tai yra ir tradicijų klausimas. Galim rekomenduoti žiūrovams filmą pasižiūrėti Fiddler on the Roof, 20 amžiaus antros pusės.
taip archaiškai ganėtinai skamba, bet irgi apie žydų šeimą ir apie tėvą, kuris turi 3 dukras ir apie tas tradicijas. Ir aš sakyčiau, tas filmas yra irgi tam tikra prasme apie kūrybiškumą. Atsakant apie tavo klausimą, tai aš daug dabar irgi svarsčiau ir galvojau, ir taip, tu gali būti nesvarbu rytų kultūroje, artimųjų rytų, vakarų, Afrikos, sakykime, ten Pietų Amerikos, bet jeigu tau trūksta pačiam asmeninių savybių kažkokių tais. Taip. Pavyzdžiui, esi labai uždaras žmogus, sunkiai komunikuojantis, sunkiai bendraujantis, užmesgantis ryšį. Tai koks skirtumas iš kokios tu kultūros esi, jeigu tu negebi prisistatyti, komunikuoti, kalbėti, susipažinti, atsakyti ir taip toliau. Tikrai būna tų užsidariusių, uždarų kūrėjų, kurie kuria. Ir galbūt... Ir kuriuos vėliau net atranda, tarkim, tokius užsislėpusius. Bet, sakyčiau, galbūt jie daugeliu atveju tai daro dėl savo užimtumo, dėl tam tikros saviriškos. Yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, negali dirbti darbų, kurie jaučia nerimą. Ir, pavyzdžiui, ten koks nors žiedo gamyba, juvelyrika užsiėmimas, keramika, skulptūros darimas, kokia nors drožyba, pinimas, audimas ir visos kitos veiklos jiems duoda tą veiklą. Nes žmogus kaip sociumo gyvūnas, mano supratimu, jisai negali būti be veiklos. Ir ta veikla yra reikalinga, nes taip mes įprasminame savo būtį, gyvenimą ir daugeliu atveju, pavyzdžiui, netgi kalbant apie dirbtinį intelektą, žmonės bijo, kad atims dirbtinis intelektas, robotai, robotika arba tie algoritmai mūsų visų kūrybiškumą ir tą dalyką, kurį aš dariau diena iš dienos ir mačiau tame prasme. Tai kuo aš tada užsiimsiu? Kokia gyvenimo prasmė? Tu čia klausi, ar jau čia tikiuosi retorinis? Ne retorinis, tiesiog taip žmonės klausia. Taip. Yra tas. Tai vat būtent šitas naujas tas skaitmeninis amžius ir su visais dirbtinio intelekto ta atėjimu ir įtaka jau leidžia mum kaip čia idėjom keliauti be sienų ir be peržengti vienų kultūrų ribas iš kitų žemynų ir panašiai ir tokie gimsta tie nauji hibridiniai kūrybos stiliai netgi. Tai mes tikrai matom įvairių tų samplaikų tam pačiam TikTok'e, tam pačiam dirbtinio intelekto mene ir net atsiranda nauji tokie žanrai kaip Afrobeat, K-pop, Latin trap ir panašus dalykėliai. Tai žodžiu, tas miksas toks ir mišrainė ta kultūrinė gaunasi ir kartais, man atrodo, jau net bus sunku mum atsekti, kur iš kokios kultūros prisilietimo ir įtakos, jeigu neturėsim to, kaip čia, kultūrinio išprusimo ir to išmanimo, jau, manau, net nebeatseksim, kaip kas susimaišo, kaip manai. Tas ar čia pats hip-hopas? Taip. Ar ne, tai yra rapas, rhythm and poetry, ar ne, tai ritmas ir poezija. Ir man, pavyzdžiui, yra labai gražu. Ypatingai britiškas, irgi brithopas, kur yra, nėra tų priedinių uždainių, yra tokia vientisa istorija, gali būti visas albumas vientisa istorija. Bet yra ir tokio, kur, čia ne mano žodžiai ir aš galbūt irgi su jais ir nesutinku, bet yra kažkoks kompleksas prieš juodaodžių rasę. Kažkas yra taip kažkada pasakęs, girdėjau, besijuokiant iš to, kaip, pavyzdžiui, kokie nors ten Lenkų atlikėjai arba lietuvių, kaip pavyzdys, bando atkartoti, užsidėję ten kokius nors full capus, tas kepures su kokio nors Los Angeles Lakers ar Chicago Bulls ir ten apranga tam tikra, ten kokio nors NBA sportininko ir išeiti ir repuoti. Būtent ir šiaip, jeigu žiūrint į repo kultūrą, tai yra tikrai ne tokia paviršutiniškai, yra ganėtinai su savom giliom tradicijom, ypatingai jeigu kildinama iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai irgi žiūrima, ten yra ir rytų, ir vakarų, ar ne, ir ten, tarsi yra ir tam tikri ir žodžiai, ir, naratyvo, daug tokių niuansų yra, kad nėra taip labai viską lengva ir paprasta paaiškinti, tik tais galbūt kartais mes per daug to nesureikšminame.
Bet tada, kai pagalvoju, kaip ta kultūra yra perkeliama grinai pas mus ir tada ieškoma kažkokio irgi tokio preteksto pasirodyti blogiukui ir tų, pavyzdžiui, ačiū Dievui, tokio kriminalo, pavyzdžiui, taip kaip kokiam nors paim bet kurį Amerikos miestą, didmiestį, tokio kriminalo Lietuvoje nėra. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes nuvažiuotumėm į kokią nors, Jungtinių Amerikos valstijų didelį miestą ir įsijungtumėm žinias vakare pasižiūrėti ir jeigu jie ten pabandytų tikrai, kaip man juokinga, pavyzdžiui, Lietuvoje būna žiūrėti žinias tų mūsų kelių televizijų, kaip ten parašo, kad pakliuvo kažkokia tai avarija, automobilis. Taip. Tu suvoki, ta prasme, automobilis ir ten nuskynė tvorą. Tai Amerikoje tokių dalykų, ten jau rodo, kaip ten koks nors nusikaltėlis bėga, plėšia banką arba ten jį vejasi, bet ten, kad kažkas kažkur įvažiavo, tai parodo tą mūsų mažumą. Ir jeigu tą emociją mes perkelinėtumėm kiekvieną dieną Amerikoje, jeigu perkelinėtumėm tas blogas emocijas į ekraną, tai atrodo, kad neužtektų eterio ten. Bet ne tik tai, bet ir netrodo neįmanoma šitame pasaulyje gyventi, nes viskas yra antiek blogai. Tai tas kultūra tokia ir, ką norėjau tiesiog pasakyti, tas dydis mūsų tautos, reiškia, esame tikrai mažiukai, be galo maži ir gyvenam labai komfortiškai, kūrėme ir kartais, man atrodo, kad tikrai, ta prabanga yra didelė. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. O kaip tu manai, kalbant apie tos kultūrinius aspektus ir kūrybą, kiek yra svarbu išmanyti tą kontekstą ir kultūrinį tą visą praeities tokį foną ir nuo jo atsispirti ir kiek jisai paskui niveliuojasi su kitom šalim. Turiu omeny, kad ar atpažinsi mes, žinai, kad čia būtent, tarkim, kažkada lietuvių kas nors sukurta, jeigu neturėsim kokio nors arba vakarų kultūrų, pavyzdžiui, japonų. Tatuiruotės, ar ne? Tai, esam matę tatuiruotės su hieroglifais. Taip. Turiu ne vieną draugą ir pašnekėjau, paklausiau. Kurie net nežino, kas ten parašyta. Jie žino, kas ten parašyta, ten gal jau tos šalies gyventojai ir pasijuoks ten, kad ten gal visai ne tas yra parašyta. Bet, nežinau, man neatrodo juokinga, kai ten pamatai hieroglifo tatuiruotę. Žmogus pasirinko, jisai domisi, jam patinka ta rytų kultūra, viskas tvarkoj. Bet, pavyzdžiui, kai pamatau kokį nors azijietį, ten korėjietį, kiną ar japoną su mūsų raštmenim ir parašyta love, meilė, tai atrodo šiek tiek juokinga. Bet tada, ko gero, supranti, kad ir jiem gali atrodyti, mūsų tautiečiai, kurie yra kažką irgi užsirašę, kažkokią prasmę, atrodo keistai. Bet jeigu pamatytum kokį etno simbolį ištatuiruotą, tarkim, pas Japoną, kodėlgi nebūtų tokio pasididžiavimo jausmo, kad, fainai, žino, čia mūsų kultūra. Nežinau, ar pasididžiavimo ar ne, bet ko gero būtų klausimų, kodėl ir ką tai reiškia ir kodėl tokią prasmę pamatė. Šiaip gaila yra, kad kai mes matom, pavyzdžiui, tą pačią vikingų ar ne kultūrą, jie turėjo savo rašmenis, runas, mūsų pagonis dėja neturėjo, turėjo tas runas, bet nėra išlikę tos reikšmės. Yra čia toksai vienas dėdė, kuris aiškinosi, pamiršau pavardę. Ten jis labai rimtai aiškinosi, ten yra jau, man yra nesuprantama, nes ten ir Egipto, kilina iš Lietuvos ir čia, ir tas, ir žmonijos lopšys čia Lietuvoje, ten viskas lietuviai, visur yra lietuviai, visas startas ir ten ir Jėzus, man atrodo, lietuvis buvo, ir taip toliau, tai ten jau yra kiti klausimai. Taip. Tai taip, tas kultūrinis matom, kad vis tiek turi svarbos ir dar su tuo kultūriniu identitetu labai susiję ir tam tikri būna kultūriniai tabu ir ribojimai. Ir viena vertus jie, žinai, tampa kartais to kūrybiškumo stabdžio, o kartais katalizatorium. Tai mes čia esam, aišku, kalbėję ir apie visokius, kaip ten, politinius suvaržymus, čia apie sovietinį visą laikmetį turim vieni suvaržymai ir vieni lėmė tuos kultūrinius dalykus, tarkim, Irano kinas, kur kūrėjai tą subtilų simbolizmą naudoja, kad apeitų cenzūrą, visą tą šiuolaikinį socialinių medijų cenzūros, kuri apeinami tam tikri algoritmai vis tiek, kad tu išeitum su viena ar kita žinute.
Tai turim ir šitos, ir kūrėjus įvairius, ir tuos, kaip tu manai, kiek tas tokiais kultūriniais suvaržymais ir ribojimais, kiek ar tai daugiau tampa tuo katalizatorium, ar vis tik tai prislopina ir ta kultūra po to turi kaip čia atsireabilituoti po to sunkesnio laikmečio ir įgautą naują tokį prasmę ir vėjus. Nu, mes, aišku, žinom čia visą savo iš Lietuvos, tai sovietinio visą tą, kiek mums truko atsigauti ir kiek čia paskui prasiveršti ir kūrybinė prasme labai tokie pažaloti, sakyčiau, mum. Na, lietuvių istorijoje yra toksai paradoksas, kad mes, lietuviai, visą laiką kaldindavome prieš tai buvusią santvarką. Kad tai ji kalta už tai, kad mes štai tokie. Kolūkiai ir komunizmas kaltas dėl to, kad mes čia pripratę vogti. Tada caras ten už tai ir tą kaltas. Nu ir taip ir tas eina visą laiką mes kaltindavom ir panašiai. Bet jeigu žiūrint giliau į šitą tavo klausimą, aš manau, kad kiekvienam žmogui verta nuvykti į kitą kultūrą, kur, pavyzdžiui, nėra kelių eismo taisyklių. Čia, sakyčiau, būtina net. Ir galvoju, kaip jie ten išgyvena, kaip jie ten nesusidaužo, kaip pereiti gatvę, kada neveikia ir nėra perėjos ir nėra šviesoforo. Ir kaip tu tada gyveni ir ką tu darai. Ir netgi šiandien buvo tokia keista situacija, atvažiuoju į prekybos centrą su automobiliu ir yra viena laisva vieta, visa aikštelė sužymėta juostomis, aš važiuoju ir jau bevažiuojant vienas iš automobilių bando atsidaryti duris, bet pamatė, kad aš važiuoju, tai priveria duris ir aš prisiparkuoju. Ir aš, aišku, taip įsiparkuoju, kad aš išlipau dar po to, pasižiūrėjau, bet šitoj bus dar ta situacija. Ir pasižiūrėjau, kad aš tikrai ten, puikiai neužvažiavau, ne ant linijos, nieko, tie tarpai vienodi ir taip toliau. Bet išlipa, moteris, prieina prie manęs, paprašo, kad aš nuleisčiau langą ir sako, žinot ką, aš tai dar išlipau pro duris, bet nežinau, kaip jūs išlipsit neatsitrenkęs. Aš, aišku, nieko neatsakiau. Nežinau, gal aš ten su striuke labai storas pasirodžiau, bet šiaip esu labai kūdas, tai aš ten puikiai išlipau, bet kažkodėl reikėjo prieiti ir pasakyti. Komentuoti. Jo, tai klausimas, kodėl tą padarėm ir ar to tikrai reikėjo. Ir švedų, pavyzdžiui, kultūroje yra taip, kad tu geriau net važiuok su kažkokiu labai taršiu automobiliu, nes tu pasirodys neatsakingas. Slavų kultūroje yra labai kaip tik galbūt parodyti savo statusą, kada tu važiuoji labai prabangiu automobiliu, nesvarbu, kad vairas dešiniai pusiai. Ir tiesiai prie durų dar prisiparkuoji. Taip, ir prisiparkuoji invalido vietą ir taip toliau. Arba kodėl BMW automobiliai nerodo posūkių. Ar ne? Tai irgi tokie, ar čia toks sudėtingas dalykas, ar ne? Kodėl tą mes darom. Tai tokių klausimų tikrai yra labai daug, bet aišku, reikia klausti, keisti ir ta kultūra yra keičiama. Taip. Ir čia, man atrodo, kuo daugiau pažįstam kitų kultūrų, kuo daugiau pamatom, plečiam tą savo akiratį, tai tuo labiau tampam tokie, nežinau, lankstesni, tolerantiškesni ir apskritai turim tokių įnešami savo kūrybą naujų tų įkvėpimo visokių vėjų. Tai aš čia net pasiūlyčiau, kad čia būtina netgi išvažiuoti, būtina pakeliauti, būtina pamatyti, įstumti netgi save į kažkokias nepatogias situacijas, vien dėl to, kad ateitų nauji supratimai, pamatymai, naujos jungtis rastųsi. Tai čia, sakyčiau, visiems yra privalu ir periodiškai tai nuolat daryti. Būtina. Taip. Tai mano toks ir būtų šios dienos temos gal toks reziumavimas, kad tas buvimas kūrybiškų pasaulio piliečių ir nebūtina turėti kažkokią konkrečią tą tautybę, tapatybę, bet kad tas kūrybiškumas tampa lyg tai universalia kalba, bet tuo pačiu mes tikrai turim žinoti ir tas tavo šaknis, nes man atrodo, tai labai priduoda to daugiau gylio, daugiau kontekstiškumo ir daugiau atneša naujų spalvų ir to pasaulio, į tą pasaulio paveikslą, daugiau potėpių. Taip. Ir tuomet gal pabaigai mūsų šitos tinklalaidės metodikom pasidalinama, ne, kaip visuomet? Jo, tai aš galbūt dabar, kad tiktų į šios dienos temą, norėčiau visiems pasiūlyti, būna kokios nors tenai Azijos dienos, Japonų, kinų, kitų kultūros, korėjiečių, Korėjos dienos būna, kino festivalių ir taip toliau, susirasti žmogų, būrelį ir taip toliau ir pabandyti parašyti savo vardą jų raštmenimis.
Nuostabus dalykas. Man atrodė, kad esu pats buvęs tokioje situacijoje, man atrodė, kad čia yra, susirasiu kokią nors japoną ir paprašysiu, kad užrašytų Augustinas. Jisai sutiko, tas žmogus, sako, gerai, ateik. Ir aš ateinu pas jį ir sako, va, žiūrėk, va čia va tušas, va čia va plunksnos, pasirinkit ten kokią nori plunksnakotį, tą plunksnos storį, plotį ir rašyk. Jis sako, bet tai aš nemoku. Tai sako, nesvarbu, tu turi pats užsirašyti. Nu, bet aš nesu. Tai sako, žiūrėk, aš tau užrašysiu, o tu perpieši ir atkartoja tos judesius, nes jų kultūroje vardas turi būti parašytas tavo paties, o ne kažkas kitas užsirašo. Tai tam tikra prasme, čia aišku galimai, netgi darantis tatuiruoti su hieroglifais kažkokiais, tai galbūt vertėtų pačiam pasirašyti, kad po to tavo rašysena būtų perkelta ant tavo odos. Taip, labai gerai. Arba, kaip paminėjai, va čia įvairių kultūrų dienas, renginius, festivalius, tai tiesiog imkit ir nueikit, net nesvarbu, kad nesidomi tą kultūrą. Toks vienas iš pasiūlymų, nebūtinai žinojot ką nors apie tai, bet tiesiog nueikit ir labai įdomių dalykų kartais netikėtų nustebina. Tai netgi toj pačioj knygų mugėje būna tų stendų. Taip. Įvairiausių, staptelkit, pakalbinkit, pažiūrėkit, netgi ta pati knyga, ar ne, japoniška knyga pasiėmė iš kitos pusės ją verti. Taip. Tai žodžiu, nustebint save čia privalu. O tavo metodika? O mano metodika čia mano paskutinių konkrečių įvykių, tai pagalvojau, kad gali tapti metodika ir kitiems. Žodžiu, mano įvykus, kad tiesiog neturėjau tam tikrų įrankių kelionės metu ir rekomenduoju jums save priversti tokią situaciją ir tiesiog kūrybiškumo atveria naujas ribas. Tai norit atsidaryti vyno butelį, nenaudokit vyno kamščiatraukio. Norit suvalgyti salotas, neimkit šakučių ir peilių, tiesiog sugalvokit iš aplinkos, ką galit panaudoti tam, kad įveiktumėt vieną ar kitą, kaip čia, buitinį tiesiog sprendimą, bet nenaudodami tam tikrų įrankių. Tai turėjau čia atsidaryti vyną, nebuvo kamščiatraukio, su raktu sugebėjau atsidaryti. Su batu galima. Su batu irgi, jo, yra kažkokių, bet kažkaip nenorėjau viešbučio sienos išdaužti. Tai pasirinkau raktą, tuomet salotom neturėjau įrankių, tai radau arbatos maišymo pagaliukus, tai su jais puikiai prasisukau ir žodžiu, pastebėjau, kad nėra situacijų, iš kurių negalima rasti kažkokių sprendimų. Tai siūlau jum tiesiog priversti kartais save nenaudoti vieno ar kito įprasto įrankio ir taip automatu neiti į situacijas, bet tiesiog priversti kartais save ir pažiūrėti iš kito kampo. Bet pavyzdžiui, įlipęs į viešąjį transportą, negali išsisukti nepasižymėjęs savo talonėlio. Gal gali iššokti greitai, nežinau. Aš Ispanijoje gavosi, kad nepažymėjau į vieną vietą. Tai, bet nieko, galiu apsimest, kad aš turistė, pavyzdžiui, ir nieko nesuprantu. Manai, tai atleistų tave nuo atsakomybės? Pabandom. Tai tokie mūsų turbūt metodikos, patarimai, kartais iš gyvenimo, kartais iš to, ką esam patyrinėję ir suradę. Ir kviečiam sekti mus ir be abejo išbandyti tas metodikas. Ką, supratau, kad susidėjus su Milda, savo mirtim nemirsi. Pažiūrim. Taip, ir dar kartą primenam mūsų žiūrom ir klausytojam, kviečiame Contribui platformoje pavaišinti mane, Mildą ir Joną puodeliu kavos. Taip, tiesiog labai paprastai tai galite padaryti. Ačiū ir iki kitų susiklausimų. Ačiū Mildai už temą. Ačiū Augustinai, kad leidai į kelionę. Iki. Ačiū Jonai, iki. Kūrybotyra.